30 eurų už audimo stakles. Skamba kaip dovana, tiesa? Nuotraukos jie nelabai gerai atrodė, bet pagal laikotarpį man tiko. Tai jis apsidžiaugė, kad jis mums pardavė. Aš apsidžiaugiau, kad turiu. Vyras mano, kaip aš sakiau, kad labai buvo nepatenkintas. Natalijos vyras Liutauras sakė tiesiai: sugaišom pusę dienos, kad Šiauliuose nusipirktume krūvą supuvusių pagalių. Ir prireikė 2 mėnesių kasdienio darbo, kad ta pagalių krūva vėl taptų audimo staklėmis. Man reikėjo jų nusmėliuoti. Ten, kad nuvalyti tą purvą, viską. Čia yra originalus, a iš tos pusės yra, mes iš disko padarėm. Tai va. Paskui reikėjo su baicu nudažyti, paskui reikėjo su laku. Atnaujindamas stakles, Natalija daug konsultavosi su Vilniaus dailės akademijos laboratorijose dirbančiais meistrais. Kartu jiems pavyko atkurti trūkstamas staklių detalės, dar sumeistrauti šaudyklių ir audimo suolą. Liko stakles surinkti, surišti 500 nytelių, užtaisyti ir galiausiai dar paaukštinti visą rėmą, mat staklės kadaise buvo gamintos kur kas žemesniai moteriai. Pavyzdžiui, šitų dalykų mano vyras čia paaukština, bet čia reikėjo sutvirtinti. Bet jis surado medį specialiai, kad būtų panašus tas medis toks pasendintas. Stengiamės, kad būtų ir vizualiai kažkaip taip. Kažkas čia iš to pagalių krūvas. Galima padaryti gerą. Natalija atkūrė 2 kilimus, iki karo eksponuotus Mariupolio kraštotyros muziejuje. Įdomu, koks bus naujas Natalijos iššūkis šiose staklėse.